O, jau nesninga. Jau. Nu. Jau pro lietų būtų gerai. Ką lietus pradėjo lyti, darysim pirikūrą. – 2022 metais kompanija BAS užregistravo visiškai unikalų produktą Revidas, į kurio sudėtį įeina dvi veiklios medžiagos. Viena jau iš anksčiau žinoma boskalido veikli medžiaga ir visiška naujiena rapsų pasėliuose Revizol veikli medžiaga. Ši veikli medžiaga yra labai stipraus gydomo veikimo. Revizolas turi gydomąjį poveikį, stabdo grybo ląstelės augimą. Antroji medžiaga, boskalidas, jinai turi kaip apsauginį poveikį ir neleidžia grybui maitintis, taip stabdo jo augimą. Kompanija, matydama, kaip pati veikli boskalido medžiaga silpnėja, dėl to jo kiekis produkte padidėjo. Nes tikrai matosi, kad produktas nėra toks stabilus, taip gerai veikia, kaip kažkada prieš daugelį metų. Todėl visada rekomenduočiau naudoti dvi veiklės medžiagas, kad organizmai nepriprastų prie vienos medžiagos ir neįgautų atsparumo. Prie vieno neigiamo poveikio visą laiką lengviau prisitaikyti. Kaip ir žmogui. Jeigu karšta, dar nieko, bet jeigu karšta ir drėgna, kaip sekmadienį. Revidą dar renku todėl, kad jisai yra registruotas pagrinde vien rapsui. Būna produktai, kurie yra daugam ir tada veikia ne visus vienodai. Tai aš manau, kad jo veikimas irgi turėtų būti rapsui geresnis negu kitų produktų. Revidą pasirinkom dėl to irgi, kad jį galima ir naudoti platesnė diapazone. Ne tik tai, kad tą dieną ir profilaktiškai gali naudoti ir paskui vėliau jis veikia. Revido veikimas yra labai platus. Nuo žydėjimo pradžios, dar net prieš žydėjimą galima purkšti iki žydėjimo pabaigos. Galim pareguliuoti pagal turimą techniką, nes žydėjimo pradžioje rapsai dar yra žemesni. Ir mes galim įvažiuoti su žemesniu purkštuvu. Tikrai gali pasirinkti ūkininkai pagal tai, kada jie nori purkšti. Jeigu yra sąlygos nepalankios ligų plitimui, nereikia naudoti maksimalių normų, veikia ir minimalios. Yra apsauginis poveikis, yra gydomasis. Tai jeigu panaudojam pradžiai žydėjimo, kai dar ligos neišplitę, mums puikiausiai suveiks apsauginis ir jis saugos kurį laiką. Bet tikrai ne visada purškiam prieš susirgimą. Labai dažnai tenka augalus purkšti, kai jau jie pradėję sirgti. O tada pasireiškia antras revido poveikis gydomasis. Kadangi rapsai šiaip sugrįžta gan tankiai palei sėjomainą ir yra ligos, kad atrodo ir purškiam ir ko, bet tų lygų vis tiek, kad bambliai atrodo žali, bet kai pažiūri, vis tiek jie yra paveikti lygų. Nuo seno yra tas sklerotinis puvinys yra problema. Čia turime naudoti augalų apsaugos priemonės. Taip pat verticiliozė, kuri ateina į mūsų kraštus. Akivaizdu, kad intensyvėjančios technologijos ir didėjantys rapsų plotai verčia atsirasti didesniam ligų išplitimui. Verticiliozė kaip liga vis daugiau ir daugiau padaranti žalos ir vis labiau ir dažniau pastebima. Pastebėjome, kad revidas turi poveikį verticiliozei. Kadangi problema su verticilioze didėja, tai darysime toliau tyrimus šio fungicido ir stebėsime jo poveikį būtent šiai ligai, nes dėl kitų ligų jau įsitikinome jo teigiamą poveikį. Fungicidas iš esmės jisai nedidina derliaus. Jisai apsaugoja tą investiciją, kurią ūkininkas padaro nuo pat rudens. Tai yra tarsi draudimas, kurį tiesiog privaloma padaryti su jūsų pasėliais. Jūs negalite jų palikti be priežiūros. Jūs turit apsaugoti tada, kada tam tikros ligos plinta. Mes su Basku jau seniai draugaujam. Kokybė ir kaina yra mums tenkinanti.
Ir aš manau, kad vis tiek šitas produktas turėtų būti ateities produktas.